Tada dar vienu. Tokia važiuoja kukutis, tokia daina yra. Це tai apie A4, blent, це mano gyvenimo kelias A4, tarp Vilniaus ir Varėnos. Ir tai labai gražu, kaip jau pravažiuoji Trakus ir link Valkininkų artėjai, tai visada labai daug miško, aš labai norėtau, kad jo daug ir liktų. Važiuoja kukutis ir šneka kokią Dzūkiją, panašėjant Dzūkiją. Ir pušys tokios kaip pušys cikrinės, ir samanos visai kaip samanos. Ir debesys plaukia balti, ir dūmoja kukutis iš kur, toj visa Dzūkija. Tokia panaši ant savi, ir te primena karvės akis. Važiuoja kukutis ir stebis kukis, rudenėjantis oras aplink pušis, o dangus va tokis, o kelutis tas pats, vinguriuoja tyna, kur žinai surast. Debesys plaukia balti, ir dūmoja kukutis iš kur, toj visa Dzūkija. Tokia panaši ant savi, ir te primena geltonas gomkas. Oi, kukutis ir mena kokį, susraukšlėjus jo pobalais ranka, kaip deda į malkų ant pečių lėtai, ir kapinės bijo ugnies. Ir debesys plaukia balti, ir dūmoja kukutis iš kur, toj visa Dzūkija. Tokia panaši ant savi, ir te primena gilėtus kelius. Važiuoja kukutis, auga sparnai, kyšo mašinos langus jų galai, ir šypsosi įgai pakelai, ir pučia vėjas virpina dūšių. Ir debesys plaukia balti, ir dūmoja kukutis iš kur, toj visa Dzūkija. Tokia panaši ant savi, ir te primena lietulantas.
Man va cukrus buvo tarp atinta daugiau. Ačiū, Gilalas. Nu, kas tai sekantis? Taigi. Vertybė savaime. Tarp konservatyvaus antropocentrinio požiūrio į mišką tik kaip išteklį ir supratimo, kad jo reikšmė mūsų visų ateičiai yra daug svarbesnė nei iškertami kietmetriai. Lieka šauksmininkas. O, miške! Čia nerašysiu nieko, nes tikiu, kad prie Seimo rūmų bus daug šauksmininkų, gal keli iš jų ir pasieks tikslą, kad būtų sustabdyti plyni sanitariniai kirtimai saugomose teritorijose, kad ūkininkavimas bent jau saugomose teritorijose skirtų tiek teisinių, tiek ir technologinių aspektais, kad bent saugomose teritorijose ugdytume ne medieną, bet padėtume atsikurti buveinėms ir rūšims, pradžiai bent valstybiniuose miškuose. Mindaugas Lapelė, linkėjimai iš Merkinės. Sveiki, brangūs sušalėliai. Aš kažkaip tikėjausi, kad čia dar mes pašoksim su Roku, kaip gaila, kad Rokai tu taip greit pabėgai. Tai čia, tai dar pamuzikuosi gal dar mums. Super, Rokai. Aš esu Rita Grinienė iš Baltijos aplinkos forumo. Mes 20 metų saugom Lietuvos gamtą ir su miškais labiausiai mes žinomi dėl Punios Šilo išsaugojimo. Jo, ir aš norėjau naudodamasi progą iš tikrųjų padėkoti, nes manau, kad jūsų didžiosios jūsų dalies dėka mes pasiekėme, kad Punios Šilo rezervatas išplėstas galiausiai 5 kartus, tai pasiplojam savo ir patrepsim, kad sušiltumėm. Tai aš nežinau, sakė ilgiau kalbėti, nes jūs čia turit ką pasakyti, aš nežinau iš tikrųjų, ką jums pasakyti, apart to, kad jūs šiaip iš principo visi mes mąstom panašiai. Matom ar ne pasaulį, kas vyksta. 6. pasaulinis rūšių nykimas, prilyginamas dinozaurų nykimui, ar ne? Klimato kaita. Ir visi kalba, ar ne, kokia kataklizma. Dinkun visiems, kai jūsas asti ant Ramava. Tai sveiki visi, labai dėkui, kad jūs čia esate. Prūsiškai pasveikinau jūs, iš tikrųjų linkėjimai iš Prūsijos ir esu dėkingas jums, kad jūs esate Ramavoje, tai yra šventam miške. Žemaitukai. Ir šituos įvykius, manau, visą tai mato dar kiek kitų kampų ir šiandien aš matau visą padėtį kaip gaisro gesinimą. Tam tikrą, tai yra labai svarbu, tai yra, matome, kad gyvybiškai svarbu, tai vyksta, bet dalykas yra dar gilesnis, apie tai Vaitkevičius užsiminė Vykintas ir iš tikrųjų tai turėtų būti apmąstymui labai svarbus akcentas, tai yra mūsų pačių išėjimo iš miško klausimas. Tai yra kaip prastesnės vietos, kaip laukinių reikalo, su to išėjimu, žinoma, kertami šventi ąžuolai, gyvi, iš kurių daromi negyvi ąžuoliniai kryžiai.
Tai šitas vieni mato kaip pliusą šitą ženklą, man labiau minusais panašus. Mums, baltams, lietuviams, prūsams. Tai va, tai linkėjimai tokie yra iš gyvosios Prūsijos bendruomenės, jai vadovauju po Jono Trinkūno beveik 10 metų. Ir linkėjimas būtų, netgi turi savo minties, idėjos, recepto vardą. Medinė atmintinė. Nuo grabo iki lopšio, arba atvirkščiai, nuo lopšio iki grabo. Tai mes gimstam lopšiuose, mūsų dvasia įsisiūbuoja iš pradžių vienaip, paskui gyvename kitaip, paskui pereinam vėl į kitą medžio formą, grabą. Ir neišvengiamai mes visą gyvenimą esame medyje, toje pasaulio ašyje, tame ryšyje šios žemės su šiuo dangum. Tai mes esam, jaučiu tikrai mediniai ir